Sveiki, mėlyjeji. Štai ir vėl bursim kortom. Ir pradėsim nuo uždegtų žvakės. Taip. Būrimas bus savaitėj. Šį kartą išmečiau kortas ir mėnesį į priekį, o jau būrė. Suprantat, oi, kaip jau šūkinė, šitą senai ėmiau. Pailsėję kortos, matot, ką jūs išdirbinėja. Dabar, kaip visada, savaitė į priekį. Bet kada žiūrėsit, kada norėsit, kada pasiimsit. Aš nesu, žinot, ta tokia jau profesionali tarologė. Aš esu tik mėgėja, bet pas mane stiprios kortos. Mano energetika kitaip jas. Ir ranka tą kortą paima kitaip ir kitokia matymas ir skaitymas kortų pas mane kitoks. Taip. Ir dabar žiūrim savaitę į priekį. Čia yra vyšninės ir violetinės sutemos. Imsiu iš eilės 7 kortas. Iš eilės. Savaitė į priekį. Ką mums jos pasakys? Tikiuosi labai gerai matosi. Dabar truputį gavau dovanų čia tokį stovą geresnį. Tai matot, kaip galiu aš jum visai kita kokybė čia man ir geriau matosi. Ir taip, 7, ar ne? Nu ir žiūrim, ką čia mums savaitę į priekį jos papasakos. Tiem žmonėm, kurie dabar mane žiūri, ką jos papasakos. Oi, atsiprašau, čia dabar teisybę pagalvojau. Pelės ir lokys šalia. Kažkoks stiprus žmogus visas tuos graužikus, kurie yra apie jūs, kur jūsų siela, kur jūsų sveikatą graužia, kur jums trukdo gyventi, jūsų resursus, jūsų viską ima, yra kažkas apgins. Labai toksai kraupus, stiprus lokys, kur tai yra lelijos tai baltos lelijos, tai jos reiškia tokį tyrumą, dvasinį labai gerą, o raudonos tai seksualumą, meilę, šeimos meilę ir čia lokys, o čia lapė, abipus lelijų lokys ir lapė. Tai įsivaizduojat, kaip čia įdomiai. Lokys ir lapė, čia labai geras derinys. Šitose kortose yra 2 bokštai, vienas gražus toks naujas ir stiprus ir kitas griūvantis. Tai kažkas tai tokio, žinot, jūsų gyvenime yra. Kažkas tai griūna, kažkas tai nestabilu, kažkas tai turit čia tos pelės kažką tai daro, gali būti kažkas pešdina šeimą, galbūt kažkas tai trukdo verslui ar konkurentai ar kažkas tai, žodžiu, griūvantis bokštas tai yra kažkas tai tokio, bet tas lokys ir ta lelija, ta meilė tarp lokio ir lapės. Moters archetipas lapė tai yra labai gerai.
Moteris neturi jėgos, neturi ten tos fizinės tiek jau dažniausiai. Ir ta išmintis moterų, ta intuicija, ta tokia, moteris visus amžius gelbėjo. Moters vyras, kad ir kiek metų pragyvens kartu, jis niekad neperpras. Jis niekada nesupras moters sielos dūšios, išliks visą laiką truputį paslaptinga, truputį. Tai va, dabar toliau. Kalnas, bet čia šitas kalnas griūnantis. Reiškia sunkumai, kurie va čia ir tas bokštas, ir tas kalnas, tų pelių sukelta kažkas, tai tų, kas trukdė, kas ką, išsibaiginėja. Ir dabar va, ateinančią savaitę bus žiema. Čia medis apsnigtas yra šitoj kaladėj medis, kur toksai vasara, ąžuolas toksai labai tvirtas, o čia eglė apsnigta, tokia mieganti stagnacija. Žodžiu, kitą savaitę kažkokių tai labai esminių pokyčių, kažkoks tai tokia vat flegmatiškas gyvenimas bus, kažkoks tai toks ramus ir kažkas spręsit, kažkokius sunkumus, vis tiek vyks veiksmas, ir tas kalnas griūnantis byra, va čia akmenys byra, tai rodo, kad tie sunkumai baigėsi. Šita karta rodo, kad tie sunkumai baigėsi ir visos tos kliūtys, viskas toliau imsiu. Daug imsiu šį kartą. Gausit žinią, reikės kažką tai išspręsti, sutvarkyti kažkokius reikalus, finansinius, meilės reikalus. Gausit žinutę ar laišką ar pranešimą, kur reikės kažką tai labai stipriai susitvarkyti, kažkokius reikalus. Ir tai ir finansiniai, ir meilės reikalai, ir visokie. Ir saulė gerai. Reiškia, viskas gerai išsispręs, viskas išsibaigs gerai, nes saulė krito. Žinot, aš tik metu, mėlieji, ką mano ranka kartytės kokias gauna. Ir tą jums pasakoju. Čia kaip skaityčiau kokį romaną, knygą, vieną puslapį po kito. Ir taip va eina į priekį. Čia seni laiškai. Saulė šalia panaikina kažkas senas problemas. Seni laiškai, senos kažkokios problemos, tai yra, ir čia matot, šukos, kažkas išsišukuoja, išsivalo, kažkas seni kažkokie reikalai ir dalgis, krito dalgis taip pat, va, reiškia laikas, va, tas mėlių laikrodis dar čia yra, žinot, aš jums parodysiu, gal geriau matytumėt. Čia, žinot, jinai labai daug ką reiškia. Tulpė, raudona spalva, žinai, meilė reiškia. Tulpė gal irgi daugiau meilė. Ir laikas, ir šitas dalgis kažką tai gali išvalyti, gali kažką tai atimti, gali kažką tai nupjauti kažkokius santykius, kažkokius senus, bet čia seni. Čia kažkas tai iš seniau atėjo, nes seni laiškai. Čia sodas, bet tokia irgi stagnacija. Inkaras išmestas, reiškia, viskas stabilizuosis. Viskas stabilizuosis toliau. Noriu visą eilę išdėti, tada man geriau viskas matosi. Iš 2-3 kartų aš nemoku, žinokit, man turi atsiverti daug aiškesnis vaizdas. Taip, dabar, kad savaitė už tai 7 kartas metu į eilę. Karstas tai kažko pabaiga. Pradžioj kažkas baigėsi ir kažkas prasideda naujo. Karstas visada arba mirties korta reiškia kažkokiu dalykų pabaigą ir pradžią kažko tai naujo. Ir čia moteris
joje link pabaigos, link to karstų. Jinai į tą pusę irgi svarbu kortoj kiekvienas piešinėlis, kiekvienas paveikslė, kas parodyta. Ir čia moteris, upė teka, šalia eina, jinai šalia tos upės, ten jausmai, kažkokie viskas ir jinai eina. Čia gali kažkokią tai pereiti į kitą gyvenimo etapą, pereiti į kitą darbą, į kitą verslą, į kitą miestą persikraustyti, gali į kitus santykius išeiti, gali baigti kažkokias skyrybas net gali reikšti, nes čia upė šalia ir jinai eina link karsto, tai kaip skyryba. Ir čia yra kryžius. Kryžius tai yra likimas. Reiškia, į savo vieną etapą gyvenimo pragyveno, reikia ramiai tą priimti, atgyveno ir reikia kažkur pereiti toliau gyventi, kažkokias kitas pamokas išmokti, kažkas tai tokių žmogus praeina, jeigu jisai drąsus daug etapų gyvenime ir tai yra. Net karmiškai skaitosi reinkarnacija. Vienam gyvenime tu vieną, atlieki užduotį, kitam gyvenime kitą, trečią užduotį. Ir tai yra labai gerai. Nes būna, kad žmogaus net dvasinis lygis per vieną gyvenimą keliais laipteliais pakyla. Jisai antie gali patobulėti. O kiti pragyvena tą labai tokį monotonišką ir nedrąsų gyvenimą, bijo kažką tai keisti, bijo kažką tai tokio gyvenime nuveikti daugiau o čia per kelias inkarnacijas įmanoma pereiti viename gyvenime. Jis iš karto į aukštesnį dvasinį lygį pakyla, į brandesnę sielą. Tai tas kryžius rodo, kad čia yra karminiai dalykai, kad taip turėjo įvykti, kad tas žmogus buvo tik tai etapas gyvenime, ar ten tas darbas, ar namai tie, kad pakeist ant geresnių ir tauresnių ir aukštesnių lygių kažką tai tokių. Ir čia krito jau naujas, gražus, naujai pastatytas tas bokštas. Reiškia, čia tarų kortose bokštas blogai, o šituose kortose jisai geras dalykas. Čia eina per instituciją. Čia kažkokia tai ir valdžios įstaiga, ir kažkokia tai rodo kažką tai tokio susijęs su gyvatį. Gyvatį, bet žiūri į pelėdas. Ir čia šluota vėl gražiai namus Dabar, jeigu žiūrėsim iš eilės, iš šitos pusės į tą, tai galima taip sakyti, buvo etapas gražių, labai tvarkingų namų, gražiai pragyventa, tvarkingai gražiai, buvo jaukus ir mėly, bet kažkas tai atsitiko ir išmintis parodė, kad tas gyvenimas kažką tai, pelėdos, tai žinot, ką reiškia, tai tiesiog subrendusi siela tampa aukštesnių lygių, protingesnį, daugiau patirties ir supranti, kad nepatenkina. Vien tik tai šluoti tuos namus ir tvarkyti. Reikia kažkokių dvasinių gyvenimų, reikia kartu su savo daleiskim partneriu eiti ir į teatrą ir keliauti, o jeigu jis nieko nenori, jis tik tai nori sėdėti tuose švariuose namuose kvepiančiais barščiais ir daugiau jam nieko pasaulyje nereikia ir tu supranti, kad tu uždaryta į narvą esi konkrečiai, yra tarų kortose toks žmogus sėdintis narve. Tai čia yra labai, labai liūdna. Tokį gyvenimą pragyventi vien dėl to, kad kitas žmogus to nori, yra neteisinga. Kiekvienas turi teisę gyventi tokį gyvenimą. Ir gyvatį žiūri į pelėdas. Gyvatį išminties simbolis, sveikatos simbolis. Ir kankinti save ir prarasti sveikatą, būti nelaimingam, tai yra labai blogai. Gyvatė dar jinai turi vieną tokią pamoką, jinai keičia odą.
jinai gali transformuotis į kitą savo būseną ir puikiausiai toliau gyventi. Jinai tiesiog auga, didėja, ankšta oda tampa ir jinai pakeičia ją. Ir suaugusi, stambi, tvirta ir tampa jinai, žodžiu, šita pora abidi rodo išmintį, abidi rodo, kad laikas keistis, reikia keistis, negalima vien tik šluoti tų namų. Ir čia čia gal teismas, gal skyrybų rodo, ar kažkas tai tokio, bet gali čia rodyti, kad ir pakeista ir namai, ir gyvenama vieta, kad tau nebetinka, tu išaugai, nori kažkur daugiau, ar išeiti iš kaimų į miestą, ar pakeisti butą į nuosavą namą, ar ką čia. Reiškia, kad iškeliauja ir keičia kažką labai labai tokio esminios, rimto. Daug kalbantį, aš čia galėčiau apie ją, variantų daug čia. Kiek jūsų mėlieji yra, tiek likimų. Kiek tūkstantį žmonių žiūri ir tiek yra likimų. Ar jūs įsivaizduojat, kaip sudėtinga bendrą būrimą daryti visiems? Aš niekaip nepataikysiu 100%. Dalį, jeigu jums tiksi šitų būrimų, nors dalis, tai yra labai super. Toliau pasakoju. Taip, buvo kažkokios audros, aš dabar ir pasakosiu į tą pusę. Audros ir debesys, bet jie laikini, jie praeina ir šitą kartą seną vyrą, tai reiškia protėvių, šitoj kaladėj reiškia protėvių saugojimą. Kad esat saugojami, kad esat globojami ir iš tų debesų nuraminu, paglosti, nuraminu, eik toliau, eik toliau, tavo širdis, tu esi nuostabi ir gyvenk toliau, tu būsi laiminga. Keturlapis dobilas, laimės simbolis. Vaikas, kažkas naujo, vaikas visada rodo, kad gyvenime atsineš, gal ir anūkai gimsta, gal ir jūsų vaikučiai kam nors gims, bet jis rodo ir vaikas rodo, kad kažkas naujo jūsų gyvenime atsitinka, kažkas atsitiks, tikrai pasikeis, jūs turit teisę keisti, raktas jūsų rankose, jūs padėtas ant stalo prieš nosį, imkit ir keiskit. Ir turit kažką, kad šuo tai ištikimas draugas, turit šalia partnerį, tai gal jūsų draugas ar vyras, ar kartu gyvenat, ar tai vaikai jūsų, kažkas tai labai artimų turit, ar seseris, ar brolius, ar tėvus, kažkas padeda jum ir viską. Ir rodo, kad būsit laimingi. Keiskit. Jūs turit visas galimybės, turit raktą savo rankose ir reikia toliau ir jūs būsit saugomi. Toliau imam. Taip. Vėl kryžius, antras kryžius, šitoj kaladėj 2, visko po 2 yra. Ir kryžius vėl krito, kad viskas, kas jūsų gyvenime vyksta, ar blogo, ar gero, tai yra karmiška. Tai yra jum turėjo nutikti ar liga, ar kažkokie nuostoliai, ar praradimai, ar skyrybos, ar darbo keitimas, ar kitokios problemos kažkokios. Tai buvo jums skirta. Tai jums skirta buvo ir tai turėjo įvykti. Bet viskas stabilizuosis, viskas susitvarkys. Knyga, tai likimų knyga. Likimų dovana, žiedas. Žiedas tai aplamai reiškia dovaną. Kur jis krenta, šalia ko krenta, jisai aišku priklauso, gal ten ir sužieduotuvės ir vestuvės gali būti. Čia rodo dovaną. Karminis stabilizavimas pagal visus čia jūsų karminius, ką jūs
turit gauti dovanas ir šeima. Medis visada giminė, šeima ir viskas bus labai, labai gražu. Čia yra toks daugiau kaip sužadėtuvių žiedas, o šičia jau vestuvinis žiedas. Žinot, apvalus toks tradicinis žiedas ir lokys, kažkoks labai, kažkokiam procentui iš šitų, kas mane žiūri, ateis, gausit, bus sužadėtuvės, bus stabilizavimas, ateis karminis žmogus ir jis bus labai tvirtas, stiprus. Čia šitas lokys labai geras, labai švelnus, už jo kaip už sienos mūrų būsit, kaip už pečio sakoma, bus viskas gerai ir būsit labai, labai laimingi. Ir vyras, jeigu žiūri, taip pat atsiras jūsų gyvenime tas karminis žmogus, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Vat ką jums parodo. Ir čia jau apie santykių šitą dalyką. Jeigu jūs turit jau šeimą, jeigu jūs esat laimingi savo šeimoje, ji bus stabili, viskas tvarkoj ir likimas jums tas dovanas, ką jūs dovanoja, tą tvirtą, stiprią šeimą ir tą santuoką su tuo patikimu jūs mylinčiu ir saugančiu tuo dideliu lokiu, tuo vyru. Arba jūs esat pats vyras, turintis tokią gražią šeimą, karminę, pagal visas taisyklės karminės. Taip, dabar imsim mūsų angeliukus šituos angeliukus įsimylėjau, dabar aš turiu kitą kaladę, kuri irgi labai gerai skaito ir viską. Man šitą ir, mano trumpi pirštai, man taip sunku ją ir maišyti šitą, bet labai didelės ir plačios kortos, bet man labai patinka šitą kaladį ir taip, dabar pažiūrėsim, ką mums įspės angelai. Situacija улучшится, situacija pagerės. Выберите новое направление, pasirinkit naują kryptį. Доверие, pasitikėjimas. Сохраните оптимизм, išsaugokite optimizmą. Ir взаимопонимание, tarpusavio supratimas, va čia yra šeimos korta, čia du delfinukai, žiūri vienas į kitą, labai svarbu suprast, atleist, dovanot, padėt, paremt vienas kitą šeimoj, su savo partneriu gyvenimu. Tai yra patys svarbiausi dalykai, dėl ko jūs ir gyvenat savo šeimoj. Jeigu jisai nesusipranta, vyrai būna, kad nesusipranta, būna ir moterys, kad nesusipranta. Tai vienas kitą sakyk, man pareikia tave, kodėl tu tokia šalta, ar kodėl tu toks šaltas, užjaus mane, apkabink, man reikia tavo apkabinimų, paguodimų ir kad pagailėtų manęs kartais, ant to peties įsiverkt noris ir visai būna, žinot, gyvenime. Dabar ką patars? Ką patars? Kompromisas. Visą laiką išlaikykite tą kompromisą, tą tokį diplomatiją, bendraudami su visais, su visur ir kai kur nusileist, kai kur reikia pavadovauti, kai kur reikia pakovoti, visur rasti tą tokį viduriuką. Atpustyti, paleiskit, galbūt vaikus reikia pagaliau paleisti, tegul savarankiškai gyvena, nereikia ten jiem ant sprandų susėdus visą laiką vadovauti, tegul gyvena, gal paleiskit kažkokias tai prieraišumus, gal savo priešam tą kerštą ar ką, paleiskit, palikit juos ramybėj, nereikia save purvint jų purvu. Naudingi žmonės,
jūsų gyvenime atsiras jums naudingi žmonės. Tai nėra blogas posakis, myli, o sako, su manim draugauja tik, kad naudą turi. Bet kad dėl kažko tai draugauja ir jūs dėl kažko tai, o nežinot, kas ateity bus. Gal kaip tik jūs daugiau iš to žmogaus naudą turėsit. Kas čia žino, kaip kažkada bus. Taip, čia yra tarp reiškia, tu gerai eini. Tau pritarė, tu gerai eini, tu lygsvarą išlaikai. Ir dar vieną kartą, kadangi 5 aš, tikėkit, vertė. Tai yra tikėkit savim, tikėkit aukštosiom jėgom, tikėkit savo angelu, kuris kažko jums neleidžia ir neduoda, kažką tai tokio galbūt stabdo, kur jums kažkas atsitiks, nors jūs labai norite, užsimanę ir tiesiog isteriškai, man to reikia ir viskas, neleidžia ir viskas, nes ten gal žūtumėt, gal kažkas atsitiktų, gal nuskriaustų, gal ką. Ir ten, kur nereikia, jums ir bus, kaip sakant, padnoškita tokia koja pakišta ir jums neleis angelai, jeigu tikrai jūs turit stiprius angelus, jie taip ir daro. Tai va, mėlyje, koks toks būdimas kitai savaitai. Pasižiūrėkit, ramiai sutikit, ramiai pragyvenkit, džiaukitės kiekvieną minutę, kiekvieną dieną ir rūpesčiais džiaukitės ir kas nesiseka, padėkokit aukščiausiom jėgom. Tai pamoka, tai galbūt bausmė, tai ačiū, kad tik taip nubaudėjai. O galėjai dar labiau už kažką, tai visi kažką mes klystam, klaidų pridarom, nesąmonių pridarom, kitą kartą reikia gauti į užpakalį, kaip sakant, ir už tai nepykit. Tiesiog tai tik įspėjimas, viskas gerai baigsis. Tai va, mėlyje, iki.